Sveiki, esu Rytis Garalevičius, tapytojas iš Šiaulių. Mano tematika tokia, pradžiai tapydavau viską, ir portretas man patikdavo, ir peizažas, bet kažkaip tai vienu metu labai pasinešiau ant gėlių. Patinka ta jų ta forma kažkokia tokia trapi konstrukcija. Apskritai man patinka pats dažas aliejinis, jau vieni tept, vedžiot su teptuku, braižyt. Ir kažkur tą visą dažą reikia ant kažkokios tai formos uždėti, kažkokią tai formą sukurti. Ir man gėlės kažkaip tai pasirodė labai dėkinga tema. Pati tematika gėlių, aš galvojau, kaip čia pas man jos atsirado taip. Tai buvo toksai tapytojas Michailas Vrubelis, ir ten aš pamačiau vieno paveikslo reprodukciją, sėdintis demonas. Tokia labai tokia mozaikiška maniera atlikta, ir tiek sužavėjo, tiek to demono figūra, nors ten genialiai padaryta irgi buvo, kiek pats fonas. O tam fone buvo nutapytos gėlės, tokiais stambiais mozaikiškais tokiais potėpiais, ir man kažkaip labai stipriai surezonavo. Ir aš užsimaniau, tokių, taip mokėti padaryti. Aišku, pradžiai ten kopijuodavau, jau ten kaip tas Vrubelis, bet paskui kažkaip tai pradėjau labiau savai, bet ta meilė tokia, tom gėlėm, nuo tada atsirado. Dabar šiuo metu kažkaip tai mane tie bijūnai sužavėjo, jie yra savo to tokiu įvairumu, spalvom, tokiam dideliam plastiniam galimybėm. Esu ten kitokių pritapęs. Pradėjau šitas gėlės nuo kardelio, atrodo, tapyti, ir kažkaip dabar manęs paprašė kažkas bijūną nutapyti. Nutapiau už tą bijūną ir man ten labai patiko įtapyti. Ir kažkaip ir poreikis toks iš žmonių pusės atsirado tų bijūnų. Gerai, tapau aš jas iki šiol. Ir tokia liga atsirado, tokia kiekvieną kartą, kai tie bijūnai žydė, vaikštau kaip beprotis su to fotoaparatu, aš juos paveiksluoju, aš nežinau, kiek tūkstančių nuotraukų ten turiu. Vien peržiūrėt jas, jau ten trunka laiką, jau atrodo jau viską, tos medžiagos va tiek. Ne, vis tiek, aš paveiksluoju tas bijūnus, gal šį kartą dar įdomiau kas nors bus. Tai dėl tų bijūnų tiek.